Nori investuoti, bet nežinai, investicinis gyvybės draudimas, trečia pakopa ar ETF'as ir atrodo, kad reikia magistro laipsnio, kad suprastum, į ką investuoti tuos 100 eurų. Nesijaudink, aš esu čia tam, kad tau padėčiau. Aš esu Laurynas Krisiūnas, asmeninių finansų konsultantas, akredituotas biudžeto ir būsto kreditų specialistas, padedantis virš 400 klientų tvarkyti su jų finansais. Ir šiandien būtent šią temą paliesiu. Šiame video aiškiai pamatysi, kokie iš tikrųjų yra taikomi mokesčiai investavimui, kokią įtaką tie mokesčiai turi tavo galutiniams rezultatams, palyginsim investicinį gyvybės draudimą su trečia pakopa ir ETF'ais ir aišku paliesiu klausimą, juk tokie dideli administraciniai mokesčiai pirmais 3 metais investiciniam gyvybės draudime. Tai ar gali kas nors rinktis tokį įrankį? Pats esu Compensa ir GoIndex tarpininkas, tokiu atveju aš naudosiu būtent šiuos įrankius palyginimams ir būk mielas. Visas šitas turinys, kurį aš šiandien tau parodysiu, yra edukacinis ir tai nėra investavimo rekomendacija, tad viską paimk su trupinėliu druskos. Taigi, važiuojam prie skaičių ir prie esmės. Taigi, pirmas dalykas, ką mums reikia padaryti, tai susitikrinti, kokie iš tikrųjų mokesčiai yra būtent vienokiuose ar kitokiuose finansiniuose įrankiuose. Tai pradėkim nuo investicinio gyvybės draudimo. Tai visi galite nukeliauti į Lietuvos banko svetainę, tenai susirasti investicinio gyvybės draudimo atskaitimai ir susiradę būtent šį Excelį, jį parsisiųsti ir turėsite būtent tokią lentelę. Susirandate Compensa Live skiltį ir čia matome, jeigu sutartis yra ilgesnė negu 20 metų, tai pirmais 3 metais yra taikomi 40% atskaitimai nuo įmokų, nuo 4 metų 2%. Taip pat yra taikomas sutarties administravimo atskaitimas nuo sukaupto turto, tai vadinasi turto valdymo mokestis, kuris yra 0,48%, bet ne mažiau 17,4 eurų per metus. Ir taip pat dažnai matysite trečiųjų šalių mokesčius, kurie yra dažniausiai skaičiuoti į grąžą. Ką aš visą laiką mėgstu pasidaryti, tai yra pasitikrinti, ar tie mokesčiai, kuriuos pateikia Lietuvos bankas ir tie mokesčiai, kurie yra draudimo atstovo, sutampa. Tai mums reikia susirasti investicinio gyvybės draudimo dokumentus. Dokumentai, kurių mums reikės, tai yra investicinio gyvybės draudimo specialiosios sąlygos ir investicinio draudimo sutarčių administravimo tvarka. Tai pirmam dokumente, jį atsidarius, važiuojam į pačią apačią ir čia susirandame kainyną. Kainyne matom, kad 1, 2 ir 3 sutarties galiojimo metais yra taikoma formulė 2% kart N, jeigu sutartis yra ilgesnė negu 20 metų, tada N yra lygus 20. Vadinasi, 40% mokesčio dydis. 4 ir vėlesniais sutarties galiojimo metais mokestis nuo įmokų yra 2%. Toliau, 1-2 punktas nuo sukauptos sumos dydžio priklausantys mokesčiai, tai punktas mokestis išskaičiuojamas iš sukauptos sumos kiekvieno kalendorinio mėnesio pabaigoje ir yra lygus 0,04% per mėnesį. Jeigu šitą skaičių padauginsit iš 12, gausite 0,48%. Tuomet yra minimalus šio mokesčio dydis yra 1,45 euro per mėnesį, kas sudaro 17,40 eurų per metus. Kitas dalykas, ką pasitikrinu, tai nukeliauju į Compensa investicinio draudimo sutarčių administravimo tvarka, susirandu 1.2.6 punktą ir čia yra valdymo mokestis. Investavimo krypties turto valdymo mokestis, kurį taiko valdymo įmonė, tai yra trečioji šalis ir kuris yra įskaičiuotas į investicinio vieneto kainą. Vadinasi, rezultatai, kuriuos matome Compensa svetainėje, jie jau yra atskaičius būtent trečiųjų šalių mokesčius. Ar visi draudikai rašo taip pat mokesčius ir panašius dalykus? Ne. Kiekvienam yra individualiai, tad reikia ieškotis informacijos. Taigi, susitikrinom, visi mokesčiai viskas atitinka, galim daryti analizę. Tai pirmą padarysiu analizę įvertinant, kokią įtaką kiekvienas mokestis turi investavimo rezultatams. Tai pradėkim nuo administracinio 3 metų mokesčių. Tai sąlygos paprastos, žmogus 30 metų, kaups dar 35 metus iki senatvės, atsideda 100 eurų, metinės palūkanos vidutiniškai 10% ir tarkime administravimo mokestis ne 40%, bet 50%.
Tai tai turės įtakos per 7590 eurų. Sekantis dalykas, tai jeigu yra įmokų mokestis didesnis, tai yra ne 2 procentai, bet tarkime 4 procentai. Tokiu atveju sukaupta suma bus mažesnė 4356 eurais. Pažiūrime, kas bus, jeigu turto valdymas bus 1 procentas, o ne 0,48. Tokiu atveju investicijų vertė sumažės per 28 728 eurus. Taigi, esmė yra tokia, kad visi mato pirmų 3 metų administracinius mokesčius, tačiau nemato, kokią įtaką turi turto valdymo mokestis, nes jis tyliai įsikomponuoja į būtent investicinius rezultatus ir jo dydis pradeda matytis, kai yra sukaupiamas ženkliai didesnis kapitalas. Ir reziumė, šitas mokestis yra ženkliai reikšmingesnis negu administraciniai pirmų 3 metų mokesčiai. Toliau, ką norėčiau su jumis pakalbėti, tai yra, kam man daryti įmoką po 100 eurų, aš geriau sutaupysiu ant pirmų 3 metų administracinių mokesčių, darysiu minimalią įmoką ir tokiu atveju po 3 metų pasididinsiu ją ir bus mano rezultatai ženkliai geresni. Ok, toks scenarijus yra galimas, tai žiūrim, jeigu žmogus nusprendžia, kad darys pradžioj minimalias įmokas pirmus 3 metus, taupis ant administracinių mokesčių, tokiu atveju sutaupis 1008 eurus, tačiau to pasiekoje gali prarasti 31 921 eurą potencialaus kapitalo. Ir šitoj situacijoje dažnas atvejis, su kuo yra susidūrę ir mano klientai, tai yra, kad po 3 metų dažnai pamirštama pasididinti įmoką. Tai kas gaunasi, jeigu 4 metais toliau daroma 360 eurų per metus įmoka? Rezultatas pasidaro 45 000 prastesnis. Būna tikrai atvejų, kai žmonės ir 5 metus daro minimalią įmoką ir jos nesididina. Tokiu atveju turim 58 000 skirtumą. Ir tai gali tęstis metai iš metų, nes tiesiog pamirštama yra grįžti prie pirminės strategijos. Taigi aiškiai matosi, kad minimalios įmokos strategija sukaupia mažiau kapitalo negu normalios įmokos strategija. Dabar dėl ko taip įvyksta? Tai jeigu žmogus investuoja mažesnę pinigų sumą, automatiškai nuperka mažiau investicinių vienetų. Kai yra mažiau investicinių vienetų ir tie pirmieji investiciniai vienetai, kurie yra nupirkti, turi daugiausiai potencialo augti, jie tiesiog neužauga. Ir tokiu atveju gaunasi, kad turime prastesnius rezultatus. Tikiuosi, jog tau pasidarė ženkliai aiškiau, kokie mokesčiai ir kokią įtaką turi tavo kaupimui ir suprasi, kad taupant ant administracinių mokesčių nereiškia, kad tu turėsi geresnius rezultatus. Tik atkreip dėmesį, šitas palyginimas buvo padarytas su Compensos investicinių gyvybės draudimu, tai tie skaičiai kiekvienoj kompanijoje gali būti skirtingi. O dabar galim keliauti prie pirmojo palyginimo. Tai lyginsime investicinį gyvybės draudimą su GoIndex 3 pakopa ir tam, kad mes kokybiškai galėtumėm palyginti šiuos abu įrankius, mums reikia atsižvelgti į keletą dalykų. Tai yra, kad būtų identiškas laikotarpis, tokia pat pinigų suma, rezultatas fiksuotas per tokį patį laikotarpį ir aišku atsižvelgta į visus taikomus mokesčius. Tiek investiciniam gyvybės draudimui, tiek 3 pakopai yra taikomos pakankamai panašios lengvatos. Tai jeigu įrankiai jau yra sudaryti iš seniau, tai žmogus gali pasinaudoti GPM lengvata nuo padarytų įmokų, tai jeigu žmogus dirba pagal darbo sutartį, tai maksimaliai gali susigrąžinti 300 eurų, taip pat gali būti įmokos daromos per darbdavį ir aišku yra sąlyga, kurią reikia išpildyti, jog nereikėtų mokėti GPM nuo investicinio prieaugio. Investiciniam gyvybės draudime tai yra išlaikyti reikia sutartį 10 metų ir tu būsi atleistas nuo šitos prievolės. 3 pakopoj turi išlaikyti įrankį ir pinigus išsiimti 5 metai iki pensijos, jog būtum neapmokestintas.
Tai pirmas dalykas, į ką aš atkreipsiu dėmesį, tai yra į BNP Paribas US Growth fondą, kuris yra Kompensoje ir jo grąžą. Tai šitas fondas veikia nuo 20 metų rugsėjo 29 dienos ir jis vidutiniškai generuoja 14,3%. Ok, turime kompensą mokesčius, turim fondo grąžą, galim keliauti prie sekančio žingsnio, tai yra susirinkti informaciją apie GoIndex. Keliaujam į GoIndex puslapį, čionai susirandame pagrindinės informacijos dokumentą, spaudžiame jį ir važiuojame žemyn. Pavažiavus žemyn, matome, kad valdymo mokesčiai ir kitos administracinės ar veiklos išlaidos yra 0,86%, sandorių išlaidos yra 0,04%, vadinasi, vidutiniškai turėsime 0,9% turto valdymo mokestį. Toliau mums yra reikalinga fondo grąža ir su GoIndex yra šiek tiek kitaip. Kadangi bendrovė yra pakankamai jauna, tai mes neturime 15 metų grąžos scenarijaus, tačiau pažvelgus į GoIndexą galima matyti labai įdomų dalyką, jog fondo rezultatai praktiškai atkartoja jo palyginamąjį indeksą ir kreivė važiuoja praktiškai sinchroniškai vienu tempu į viršų ir į apačią. Ką tai mums reiškia? Jog jeigu mes neturime ilgo laikotarpio, kurį galime lyginti, mes galime pasimti palyginamąjį indeksą ir daryti prielaidą, kad fondas toliau atkartos palyginamąjį indeksą ir turės panašiai tokį rezultatą, kokį turi palyginamasis indeksas. Tai GoIndexo palyginamasis indeksas yra MSCI ACWI IMI indeksas. Ką mes toliau darom, tai keliaujam į MSCI puslapį, čionai susirandam būtent šitą indeksą ir išsifiltruojam duomenis, kokių mums reikia. Spaudžiam Apply ir ką turim. Tai jeigu mes nuo tos dienos įdėsime 100 eurų į būtent šitą indeksą, tokiu atveju mums jis užaugs iki 421 eurų. Ką mums su šitą informaciją daryti? Tai mes turim išsiskaičiuoti grąžą ir tai galim padaryti paprastose internetinėse skaičiuoklėse, tai yra Return on Investment skaičiuoklė. Jeigu mes turime investuotų 100 eurų, jie patapo 421 eurų 16 centų, paspaudžiam Calculate ir turim 10,24% grąžą. Turim visus duomenis, kurių mums reikia, galim keliauti prie palyginimo. Taigi, žiūrim vėl į bendras sąlygas. Tai abudu įrankiai lyginami tam pačiam laikotarpiui su ta pačia pinigų suma, grąžas, kurias aš išsiėmiau iš svetainių matėte, tai yra Kompensos 14,3, 10,24 yra GoIndex pasaulio akcijų. Turėkite visą laiką omenyje, kad praeities rezultatai negarantuoja ateities rezultatų. Toliau turime mokesčius, tai yra 40% administraciniai Kompensoje mokesčiai pirmais 3 metais, nuo 4 metų 2% ir toliau 0,48% turto valdymo mokestis. GoIndex'e turim tik vieną mokestį, tai yra turto valdymo mokestis. Ką turim bendrai rezultatų prasme? Tai investuota pinigų suma yra ta pati. GoIndex administraciniai mokesčiai 0, Kompensos mokesčiai yra 2208 eurai per 35 metų laikotarpį, čia laimi GoIndex'as. Toliau turime atskaitimai nuo sukaupto turto vertės. Kompensoje turime 22 650 eurų, GoIndex'e turim 23 303 eurus. Čia laimi Kompensa. Viso mokesčių sumokėta bus Kompensoje šiek tiek daugiau, tai yra 1555 eurais, tačiau visa esmė yra bendram rezultate. Kompensoje yra galimybė sukaupti 685 tūkstančius, GoIndex'e 279 tūkstančius ir tai sudaro 405 tūkstančių skirtumą. Tai dabar gali kilti mintis. Tai kokią velnio rinktis trečią pakopą, jeigu visgi taip gerai performina investicinis gyvybės draudimas. Tai dažniausiai trečią pakopą rinksis tie žmonės, kurie nori plačiau diversifikuoti savo rizikas, nes jeigu paimtumėm GoIndexo strategiją, jie fokusuojasi į viso pasaulio ETF'us, tai yra viso pasaulio
akcijos yra jų krepšelėje ir tokiu atveju žmogaus rizika yra mažesnė. Kitas dalykas, dėl ko trečią pakopą gali rinkti žmogus, tai jeigu pažvelgtumėm į laikotarpį, kiek jam liko investuoti, tai jei tas laikotarpis yra 10-15 metų, tikėtina, kad trečia pakopa bus geresnis variantas jam, nes turto valdymo mokestis, kuris yra didesnis trečiojo pakopoje, bus bendrai vis tiek mažesnis negu sumokėtų mokesčių ant administracinių išlaidų. Tai tokiais atvejais visai vertinga kreipti savo pinigus į trečią pakopą. Antras palyginimas, kurį mes padarysim, tai yra investicinis gyvybės draudimas prieš ETFs. Tai patiems ETF'ams renkuosi S&P 501 iš fondų, kurio tikeris yra SXR8. Primenu, tai nėra investicinė rekomendacija. Tam, kad galėtum pirkti ETF'us, tau reikia vertybinių popierių sąskaitos. Ir dažniausiai vertybinių popierių sąskaitose, perkant vienokius ar kitokius aktyvus, tu susimokėsi 1-2 eurus administracinį mokestį, tai yra pirkimo arba pardavimo sandorių mokestį. Jeigu rinksiesi banko alternatyvas, tas mokestis gali būti ir ženkliai didesnis. Taipogi dažniausiais atvejais tu negalėsi nusipirkti dalies aktyvo, tai yra turėsi nusipirkti visą pilną aktyvą. Ką tai reiškia tau? Tai jeigu aktyvas kainuoja 500 eurų, tokiu atveju turėsi taupytis 500 eurų ir tik tada galėsi jį įsigyti. Dėl šios priežasties aš renkuosi eToro. Tai eToro man leidžia UCITS reglamentuojamus ETF'us pirkti nemokamai ir taipogi aš galiu pirkti dalinės akcijas. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad galiu visus 100 eurų investuoti ir nereikia man taupyti ilgą laiką, jeigu noriu investuoti mažesnės pinigų sumas. Dalinės akcijos yra apdraustos draudimu iki 1 milijono eurų, jeigu tavo portfelis viršyje 20 000 eurų. Tai jeigu norėtum išbandyti šį vertybinių popierių brokerį, tai nuorodą registracijai rasi apačioje. O dabar keliaujam prie palyginimo. Taigi, kaip ir minėjau, lyginsime S&P 500 sekantį ETF-ą ir keliaujame pirmas dalykas į iShares puslapį, tenais susirandame būtent šitą ETF-ą, neįsigaskite, jeigu čia matote CSPX. Šitas tikeris yra skirtingose biržose, jeigu pirkimas vyksta per Xetra, tai yra Vokietijos birža, tai matysite SXR8 tikerį. Dabar važiuojam į apačią ir susirandam Total Expense Ratio. Jis yra 0,07%, tai reiškia, šitas procentas kas metus yra nuskaitomas nuo sukaupto turto vertės. Ko mums reikia toliau, tai yra išsiskaičiuoti būtent šito fondo investicinę grąžą. Tai keliaujam prie View Fill Chart, tai yra atsidarome pilną grafiką, čia išsifiltruojam mums reikalingus duomenis, tai spaudžiam 20 metai, rugsėjo 29 diena ir mums reikia Liepos 1 dienos, nes mes turim rezultatus BNP Paribas US Growth iki Liepos 1 dienos. Tai jeigu hipotetiškai būtų investuota į šitą fondą $10 000, tai fondas ūgteltų iki $67 712. Toliau keliaujam skaičiuoti investicinę grąžą. Ir tam mums reikės vėlgi Return on Investment skaičiuoklės. Taigi, suvedus visus duomenis ir suskaičiavus, gauname, kad vidutinė šio fondo grąža per 15 praktiškai metų yra 13,84%. Turime reikiamus skaičius, keliaujam į palyginimo lentelę. Vėlgi, prisimenam duomenis, kuriuos lyginam. Tas pats laikotarpis, ta pati investuojama pinigų suma, tam pačiam laikotarpiui paskaičiuotas pelningumas fondo, mokesčiai, tai yra kompensuos investicinio gyvybės draudimo mokesčiai ir mokesčiai, kurie bus taikomi ETF-ui, darau prielaidą, kad rinksitės eToro ir jums pirkimai nekainuos. Tai kas gaunasi galutiniuose rezultatuose? Tai jeigu žmogus investuoja 42 000 tiek į vieną, tiek į kitą įrankį, tokiu atveju iš mokesčių pusės žmogus
pačio įrankio mokesčių pusės, žmogus kompensoje sumokės 20 973 eurais daugiau, sukaupto kapitalo bus 115 tūkstančių mažiau, tačiau reikia prisiminti, kad ETF-ai neturi pelno mokesčio lengvatos. Ir po 35 metų, žvelgiant į valstybinių institucijų tendencijas didinti mokesčius, žvelgiant į vakarų pasaulį ir aplink mus esančių šalių pasaulį, tikėtina, kad GPM-as didės, tai yra gyventojų pajamų mokestis. Ką tai reiškia mums investuotojams? Tai reiškia, kad tą mokestį reikės susimokėti. Ir galutiniam rezultate gaunasi, kad išsiemama pinigų suma yra 648 902 eurai. Tai yra 36 tūkstančiais mažesnė pinigų suma. Tai šiuo scenarijum investicinis gyvybės draudimas gaunasi netgi pranašesnis už ETF-us. Ar tikėjotės tokių skaičių? Kitas galimas scenarijus yra, jeigu tu išsinaudosi investicinės sąskaitos privalumais. Tai jeigu taip nutiks, kad tu naudosiesi investicinę sąskaitą, tai tokiu atveju investuodamas pasyviai į ETF-us, vėliau, kai sukaupsi reikiamą pinigų sumą, tu į tą pinigų sumą galėsi perskirstyti į kažkokius kitus aktyvus, kurie neš tau pasyvią grąžą, ir tokiu atveju nuo tos grąžos tik tai reikės susimokėti gyventojų pajamų mokestį, bet kas viduje vyko, kokios operacijos, tikėtina, nieko nereikės susimokėti, nebent turėsime kažkokius pakeitimus, nes mūsų valdžia mėgsta tai daryti. Tik su ETF-ais reikia prisiminti porą svarbių dalykų. Tai yra disciplina ir emocijos. Disciplina yra reikalinga, nes tu kiekvieną mėnesį turėsi prisėsti prie savo vertybinių popierių sąskaitos ir pasidaryti pirkimus. Su emocijomis yra taip, kad tu prisijungęs darytis pirkimus pamatysi galbūt kilimą ir sakysi, gal dar palauksiu, ir tas laukimas gali užtrukti labai ilgai. Arba pamatysi kritimą ir pradėsi galvoti, gal net nebeinvestuoti, o išsiimti iš vis pinigus. Ir tokiu atveju tavo rezultatai gali ženkliai nukentėti. Todėl investicinis gyvybės draudimas šitoje vietoje turi vieną svarbų privalumą. Tau nereikia disciplinos, nes viską galima automatizuoti. Ir jeigu tu pradėsi panikuoti, tai šalia turi finansų konsultantą, kuris tau padės tas emocijas suvaldyti. Taigi, žvelgiant į skaičius, aš galiu pasidaryti savo tokią išvadą, jog trečia pakopa tinka žmonėms, kurie mėgsta galbūt mažiau rizikuoti ir galbūt tie žmonės, kuriems liko investavimui šiek tiek mažiau laiko. Investicinis gyvybės draudimas dažniausiai tiks daugumai žmonių, kurie nenori skirti daug laiko investavimui ir taipogi nori turėti žmogų, kuris padės sunkiais laikotarpiais susivaldyti savo emocijas. O ETF-ai tinka tiems, kurie nori maksimalistinio rezultato, tačiau nepamiršta, kad reikia disciplinos ir savo emocijų valdymo. Tad ką dabar daryti su gauta informacija? Tai imtis bent vieno iš šių veiksmų. Tai jeigu norėtum asmeninės finansų konsultacijos ir įsivertinti savo situaciją, tai gali registruotis susitikimui su manimi. Jeigu nusprendai, kad trečia pakopa yra tas įrankis, kurio tu nori, tai affiliate nuoroda laukia tavęs. O jeigu sakai, kad laikas išmėginti ETF-us, tai vienas paspaudimas ir tu gali užsiregistruoti į eToro platformą. Visas nuorodas rasi apačioje, tai imkis pirmųjų veiksmų ir sėkmingo investavimo.